Sveiki visi atvykę į naująjį mano video. Prieš pradėdamas norėčiau pakviesti jūs palaikinti mano Facebooko puslapį. Ten aš papostinsiu apie naujus video ir šiaip visokias random nesąmonės. O dabar galime keliauti prie video. Taigi, šiandieną aš pabandysiu apžvelgti 5 baisiausius, keisčiausius ir pranašiausius Vokietijos Wehrmachto išrastus ginklus per Antrą pasaulinį karą. Maybe one, maybe two, or maybe three, maybe four, maybe five, or maybe seven, maybe nine. Dar norėčiau pasakyti, kad paminėsiu tik tuos ginklus, kurie buvo praktiškai panaudoti kovos lauke. Taigi nieko nelaukdami keliaukime prie pirmojo ginklo. Ir tai yra išmanioji bomba Fritz X. Tai buvo pirmoji pasaulyje radio bangomis valdoma bomba. Lėktuve įmontuotas svirtis leisdavo įgulai palydėti bombą iki pat taikinio. Tada bomba pramušdavo laivo denį ir sprogdavo jo viduje, padarydama labai didelę žalą. Patyręs pilotas bombą galėdavo į taikinį nukreipti su 5 metrų paklaida. Tačiau sąjungininkai pradėjo numušinėti priešų bombonešius, iš kurių buvo valdomos bombos, o Britai su pažangia radarų sistema užimdavo visą eterį, todėl bombos kontroliuoti galimybės nebebuvo. Toliau turime ginklą, kuris privertė sąjungininkus stipriai sunerimti. Tai buvo pirmasis reaktyvinis naikintuvas Messerschmitto 262. Šis lėktuvas turėjo 30 mm papūklus ir 12 raketų po abiem sparnais. Į orą jis buvo paleistas 1944 metais ir yra laikomas vienu iš geriausių Antrojo pasaulinio karo naikintuvų. Šis naikintuvas galėjo skrieti 915 km/h greičiu ir skriejo 200 km/h greičiau nei greičiausias sąjungininkų lėktuvas. Kol sovietai bandant sunaikinti priešo tankus sprogdino šunis, naciai sugalvojo sprogdinti robotus. Taip atsirado mini tankas Mina. Į jį būdavo prikraunama iki 100 kg sprogmenų. Robotas būdavo prijungiamas prie laido ir valdomas iš saugaus atstumo. Tačiau robotas buvo neefektyvus, nes buvo lėtas. Todėl buvo pagaminta tik labai nedaug vienetų. Toliau eilėje turime liūdnai pagarsėjusią raketų seriją V. Taigi pradėsiu nuo raketos modelio V1. Tai buvo pirmoji sparnuotoji nepilotuojama raketa, kuri veikia paprasčiausiu kompaso principu. Ji pirmą kartą paleista buvo 1944 metais, o pagrindiniu taikiniu tapo Londonas. Į kas mėnesį būdavo paleidžiama po 100 tokių raketų. Po kiek laiko britų pilotai išmoko priskristi prie jų ir jas apversti pastumiant sparnu. Tačiau Hitleriui to nepakako. Todėl buvo pradėti darbai ties raketa V2. Ji tapo pirmoji pasaulyje balistinė raketa, gebanti skrieti 4 kartus greičiau už garsą. Pirmą kartą pakilo 44 metais. Ji buvo varoma skystu kuru, o pažangi giroskopinė sistema nukreipdavo ją į taikinį. Raketa pakilusi iki kosmoso išjungdavo variklį ir pradėdavo laisvąjį skrydį. Griaunamoji galia milžiniška. Per kelis mėnesius į vakarų Europą buvo paleista per 3000 raketų, kurios pražudė 7250 žmonių. Tiesa, reikėtų paminėti, kad daugelis raketų sprogo per bandymus. Ir pagaliau atėjo eilė paskutiniajam ginklui šiandien. Ir tai yra ne kas kitas, o pats didžiausias Antrojo pasaulinio karo pabūklas Schwerer Gustav. Jo skaičiai tikrai yra neįtikėtini. Jis svėrė beveik 1350 tonų, buvo apie 50 metrų ilgio, o jo paleidžiami sviediniai svėrė iki 5 tonų. Norint transportuoti šį ginklą reikėjo nutiesti atskirus bėgius, o jam valdyti reikėjo 2000 vyrų.
Per dieną įsišauti galėjo tik iki 14 kartų. Maybe he wants to kill a man. Maybe he wants to... Taigi šiandien istorijos tiek, labai ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtukų, su visais atsisveikinu ir iki. He wants to kill a man.